Sveiki, o jei rimtai. Dar viena tokia linksma laidukė, šį kartą be anekdoto, nes pačios premjerės Piš pasisakymas spaudoje yra absoliutus anekdotas. Šimonytė, aršiausi žinomi Putino rėmėjai Lietuvoje yra lietuviai. Aš nebūčiau toks tikras, ar lietuviai, nes pavardė Simonko, ar ten visokios kokios Šurajev ir visi kiti, tikrai tai yra nelietuviškos pavardės. Ir jie visi, viešai, net nesislėpdami, demonstruoja savo palankumą Putinui. Čia šitą etiketę Šimonytė bando užkabinti oponentam, ta prasme kritikuojantim konservatnikus, kitaip jų pavadinti negalima, liberalų sąjūdį, visą šitą narkomanų laisvės partiją, visą šitą, sakykime taip, valdančiąją daugumą. Bet realiai tai mes nekartą rodėm laidose ir dar kartą parodysiu dabar. Mes puikiai suprantam, kad didžiausi šitie Putino rėmėjai tai yra patys konservatoriai, patys liberalai, Teisiama partija ir Laisvės partija, kas be ko. Nesgi jų žmonės, ypač Laisvės partijos visą šaiką, žygiuodami visose šitų heterofobų paraduose, žygiavo aukštai virš galvos iškėlę Rusijos vėliavas. Ir ne per vieną paradą. Tai buvo ir pernai Kaune, ir užpernai Vilniuje. Ir jie net neslėpė savo didelės meilės Putinui. Raskevičius, Seimo žmogaus teisių komiteto pirmininkas, su šita maikute, nesakyčiau marškinėliai, maikutė, rusiškas toks žodis, užsidėjęs su meile Rusijai, jisai strapaliojo, bėgiojo ir jų visada buvo deklaruojama šita prorusiška, prokremliška vertybinė politika. Jie tik sakydavo, kad ne, ten visi kiti vatnikai, jie homofobai. Bet šitiek vėliavų matyti Gedimino prospekte rusiškų, tai čia jau yra apgailėtina. Ir kai Šimonytė sako, kad šitų visų fotografijų nemato, jinai tipo nežino, kad visi šitie žygiai Gedimino prospektų, paradai, išsidirbinėjimai Laisvės partijos, tai yra koalicijos partnerių šitos valdančios daugumos. Tokie rusiškos meilės išpoliai, priepoliai, sakyčiau. Tai čia yra absoliutus melas ir mesgi tą visi puikiai suprantam. Antra vertus, aš dar noriu visiems atkreipti dėmesį į tai, kad ir liberalų Teisiama partija irgi nemato žmogaus teisių komiteto ir didesnės dalies Seimo narių ir ne tik Seimo narių žygiuočių pasivaikščiojimų po rusiškom vėliavom. Juk praėjusiais metais Kaune šitam parade dalyvavo ir Maldeikienė, ir ne vienas konservatorius, net Amerikos ambasadorius po rusiškom vėliavom keliavo. Ir čia visos tos fotografijos iš visų šitų paradų, o užsienį štai matome net ir su apskritai Sovietų Sąjungos vėliavom, jie kartu žygiavo, neslėpdami savo komunistinių tikslų. Tai tas bolševikinis leninizmas tiesiog trykšta iš jų. Ir Šimonytės toks prisipažinimas, kad aršiausiai žinomi Putino rėmėjai yra lietuviai, tai yra iš dalies melas, nes ten daug yra rusiškom pavardėm veikėjų ir jos koalicijos partneriai. Tai čia yra tipo mėginimas nukreipti dėmesį nuo realių Putino ir Rusijos gerbėjų. Dar vienas dalykas, kurį lyg netyčia visi užmiršo, bet šių metų Nobelio taikos premijos skirimas Baltarusijos opozicijos lyderiui Beleckiui vėl atnaujino tą pačią problemą. Šimašius, būdamas teisingumo ministru, būdamas liberalų sąjūdžio narių, jisai išdavė Baltarusijos KGBistam Beleckį visas sąskaitas ir remiantis Šimašiaus pateiktom medžiagom, dokumentais, Beleckis po šiai dienai
sėdi Baltarusijos kalėjimuose. Mūsų politinis veikėjas, būtent dabartinės Laisvės partijos veikėjas, išdavė Baltarusijos KGBistam, jėgos struktūrom, žmogų, kuriam suteikta Nobelio taikos premija, kuri vis dar jisai sėdi. Vilniaus meras tai dabartinis padarė. Ir mes negirdim nei pusės, net menkiausio žodelyčio, nei iš to pačio žmogaus teisų komiteto pirmininko, kad iš tikrųjų buvo protų nesuvokiamas ciniškas atidavimas žmogaus į KGBistų rankas. Mes negirdim nei vieno žodelio, nei iš tos pačios Šimonytės, nei iš profesoriaus save vadinančių Vytauto Landsbergio, nei iš kitų konservatininkų vertybininkų, nei iš Juknevičienės, nei iš Kubiliaus. Čia tiesiog šlapių skudrų jiem visiems per snukį, o Laisvės partijos durneliam tai ir ne tai, kad šlapės, bet ir stipriai nešvarus skuduros per snukį. Šimašiusgi įjungęs durnių, reiškia, tipo neatsimena, kad jisai būdamas ministru atidavė KGBistam susidorojimui opozicionierių Baltarusijos Beleckį. Ir čia šitas cinizmas, šitas melas yra žiaurus. Aš tik noriu dar priminti, kad visi jie, tiek Raskevičius, tiek ten Sėjoninė, kuri kandidatuoja į Kėdainių merus, tiek, sakysim, Juozapaitis, visi konservatnikai vieningai balsavo už tai, kad nebūtų išviešinti Lietuvoje esantis KGB agentai. Ir tie, kurie prisipažino ir kurie neprisipažino. Kad visi būtų užslaptinti. Konservatnikų visa šaika sėdinti Seime balsavo už tai. Aišku, jiem pritarė, reiškia, ten ir laisviečiai, ir šita teisiama Laisvės liberalų sąjūdžio partija. Visi jie vieną ranką sudirbo. Ir tai labai susišaukia su tuo ir Beleckio pridavimu Baltarusijos KGBistam. Ir mėginimu apspjauti kitus, sakant, kad jie yra Putino rėmėjai, kai šalia kompanionai vaikšto su rusiškom vėliavytėm, realiai pridengti tų pačių konservatorių. Aš priminsiu, kad tos pačios Laisvės partijos suvažiavime Gabrielius Landsbergis atsistojo, sakė, man jūsų partnerystės įstatymas tai yra kaip kovo 11. Dar kartą pasityčydamas iš Lietuvos atkurtos nepriklausomybės, apskritai iš visų lietuvių, iš aukų nukankintų KGB, iš visų. Ir šitas ciniškas melas lydi visus 30 metus konservatorių buvimo valdžioje. Jie visada melavo ciniškai, jie visada įžūliai apsimetinėjo patriotais, nors buvo absoliučiai Putino rėmėjai, esantis Lietuvoje. Ir visi 2 metai, šitos, dabar 2 metai sukako, kaip jie valdžioj, visi šitie 2 metai tiesiog ir pažymėti visais ekonominiais sprendimais, kurie atnešė milžinišką žalą ekonominę Lietuvai, 100 milijonų ir milžinišką naudą Rusijai. Tokie akivaizdus dalykai ir kai Šimonytė taip netikėtai savo prisipažino, iš tikrųjų mesgi visi suprantam, kad jinai tiesiog būdama su degančia kepure, kaip šitoj patarlėj vagės kepurė dega, bando vagimis apšaukti kitus. Nors kepurė jų dega labai ir labai ryškia liepsna, ypač po Nobelio taikos premijos pripažinimo mūsų šitos valdančios daugumos praktiškai rankomis sudoroto Baltarusijos opozicijos veikėjo. Tai tiek šiandien, o jie rimtai.